Dėl to įsigijom, kad, sakysim, toks yra tokia kaip regioninis sąvartynas, kur yra tokių darbų, kur stambios technikos didelės tiksliau nėra nei tikslo, nei galimybių panaudoti. Ten, sakysim, ne visur galima davažiuoti, nepasiūsi iki frontalinio krautuvo, kuris 12 tonų sveria važiuoti per, o keturatis, jisai davažiuoja visur ir jis tiesiog ir to grunto nesuardo, ir tos ir jai per žalę reikia pervažiuoti kažkur, tai tiesiog paklotę, tai traktorių pasiuntus, tai įsivaizduojat, kas ten bus. O keturatis jisai važiuoja ir tokia mobili, mažytė technika, kuri pasitarnauja. Mums galioja viešųjų pirkimų įstatymas ir praktiškai reikia, kaip sako, ieškoma kokybės ir kainos santykio, kur o šitas jisai daugiau orientuotas į darbą tokį ir būtent mums tam tikslui reikėjo. Tai žinau, kokie 4 metai galbūt. Vida kokia virš 10 000. Pažliunga viską ten su mašina nevažiuosiu, o jisai važiuoja visur. Kaip sako, mechanizacija, be mechanizacijos dabar būtų gerai, kad ir prie kastuvo variklis būtų.